Trečias skyrius, kuriame aprašoma, kaip Ondatra pasitraukė į dykvietę ir patyrė neapsakomą išgyvenimą. Kaip nuotykis nunešė trolių mumių šeimą į nuošalę Hatifnatų salą ir kaip keliauninkus užklupo baisi audra. Kitą rytą, kai Ondatra kaip paprastai išėjo laukan su savo knyga ir atsigulė į hamaką paskaityti apie visokius nereikalingus daiktus, hamako virvė nutrūko ir ji dribtelėjo ant žemės. Tai nepakenčiama, tarė Ondatra, nusimesdama apklotą. Labai nemalonu, sutiko muminuko tėtis, kuris taisėsi laistyti savo tabaką. Tikiuosi, neužsigavote? Ne tai svarbu, niūriai atkirto Ondatra ir pasitampė ūsą. Nors ir žemės sprogtų, nesijaudinčiau. Bet aš nebelinkusi taikstytis su šitokiom juokingom aplinkybėm. Taip elgtis nedera. Bet juk tik aš vienas mačiau, paprieštaravo muminuko tėtis. Deja, pasakė Ondatra, jau nebe pirmą sykį į mane pasikėsinta jūsų namuose. Pavyzdžiui, pernai ant manęs užgriuvo kometa. Nieko baisaus. Tačiau gal jūs prisimenate, aš atsisėdau ant jūsų žmonos šokoladinio torto. Tai itin pažemino mano orumą. Arba randu plaukų šepetį savo lovoje. Kvailas pokštas. O ką jau kalbėti apie žinau, nusiminęs nutraukė ją muminuko tėtis. Šitie namai nėra ramūs, o virvės ilgainiui ima ir suplonėja. Nevalia joms taip daryti, pasakė Ondatra. Jeigu būčiau užsimušusi, aišku, nieko čia baisaus. Tačiau pagalvokit, jeigu kiti būtų tai pamatę. Dabar aš pasiryžau tuo tarpu grįžti į dykvietę ir gyventi vieniša ir rami, atsisakiusi šio pasaulio. Toks mano galutinis sprendimas. Ojojoj, pagarbiai pasakė muminuko tėtis. O kurgi? Grotoje, atkirto Ondatra. Ten niekas netrikdys mano minčių kvailais pokštais. 2 kart per dieną turėsite atnešti man valgio, bet ne anksčiau kaip 10 valandą. Gerai, nuolankiai sutiko tėtis. Ar galėsime nunešti ten kokių baldų? Galite, truputį maloniau leido Ondatra. Bet labai kuklių. Aš suprantu, jūs nesate blogas, bet jūsų namiškiai visiškai išsekino mano kantrybę. Tada Ondatra pasiėmė knygą ir apklotą ir palengva nužingsniavo šlaitų žemyn. Muminuko tėtis valandžiukę padūsavo, o paskui ėmė laistyti tabaką ir netrukus viską pamiršo. Atėjusi į grotą, Ondatra pasijuto labai patenkinta. Ji patiesė apklotą ant smėlio, atsisėdo ir pradėjo iškart mąstyti. Mąstė maždaug 2 valandas. Visur buvo tylu ramu ir pro plyšį grotos viršuje į jos atkampę priebėgą maloniai švietė saulė. Kai spindulių pluoštas palikdavo Ondatrą, ji pasislinkdavo paskui jį. Čia aš įsikursiu visam laikui. Kokia tuštybė lakstyti ir taukšti niekus, statyti namus, virti valgyti, kaupti turtus. Ondatra smagiai apsižiūrėjo savo naujuosiuose namuose ir tada išvydo burtininko skrybelę, kurią muminukas ir sūnus Mumrikas buvo paslėpę tolimiausiame kampe. Popierių krepšys, pasakė Ondatra pati sau. Mat kur jis, šitoks daiktas visuomet kam nors pravers. Ji dar mažumytį pamastė ir nusprendė trupučiuką numigti. Susisupo į apklotą, o dantų protezą įdėjo į skrybelę, kad nesusismeliuotų. Tada rami ir linksma užmigo. Trolių mumių namelyje mama patiekė pusryčiams blynų, didelių geltonų blynų su aviečių uogiene. Be to, buvo ir vakarykštės košės, bet kadangi niekas jos nenorėjo, visi nutarė palikti ją rytdienai. Šiandien aš trokštu ko nors nepaprasta, tarė muminuko mama. Reiktų atšvęsti, kad jau atsikratėme tos šlykščios skrybelės. Be to, taip nyku sėdėti vienoje vietoje. Tikra teisybė, sutiko muminuko tėtis. Paaiškilaukime, kaip manote? Tai kad mes jau visur buvome. Niekur nebėra nieko naujo, tarė Hemulis. Turėtų kas nors atsirasti, paprieštaravo tėtis. O jeigu neatsiras, patys sukursime. Greičiau baikite valgyti, vaikai, maistą pasiimsime. Ar galima suvalgyti, kas jau burnoje, paklausė Snifas. Nekvailiok, pasakė muminuko mama.
Paskubėkite susikrauti daiktus, nes tėtis nori keliauti tuoj pat. Tačiau neimkit nieko nereikalinga. Parašysime žinutę Ondatrai, kad žinotų, kur esame. Po galais, sušuko muminuko tėtis ir griebėsi už galvos. Visai pamiršau. Mums reikia nunešti ją į grotą valgio ir baldų. Į grotą? Suriko muminukas ir snusmumrikas kartu. Taip, hamako virtuvė nutrūko, tarė tėtis. Ir tada Ondatra pasakė, kad nebegali ilgiau mąstyti ir nori nuo visų atsiskirti. Jūs dedate į lovą plaukų šepečius ir panašiai. Ji pasitraukė į grotą. Muminukas ir snusmumrikas išblyško ir vogčiom reikšmingai susižvalgė. Skrybelė, pamanė juodu. Na, tai dar ne nelaimė, tarė muminuko mama. Keliausime į paplūdimį ir užnešime valgio Ondatrai. Paplūdimys visai neįdomus, ėmė zirsti Snifas. Negi negalėtume keliauti kur kitur. Raminkitės, vaikai, subarė tėtis. Mama nori išsimaudyti. O dabar paskubėkim. Muminuko mama šoko krautis daiktų. Jis susidėjo apklotus, puodus, tošių pakuroms, kavinuką, daugybę valgio, saulėgrąžų aliejaus, degtukų ir viską, iš ko ir su kuo valgoma. Ji pasiėmė skėtį, šiltų drabužių, miltelių nuo skrandžio, menturių, pagalvių, tinklelius nuo odų, maudymosi kelnaičių, staltiesę ir savo krepšį. Mama lakstė iš vieno galo į kitą ir svarstė, ar ko nors nepamiršo. Pagaliau ji pasakė, dabar viskas. O kaip puikiai pailsėsime prie jūros. Muminuko tėtis pasiėmė pypkę ir meškerę. Ar susiruošėte galų gale? Paklausė jis. Tikrai nieko nepamiršot? Na, tada keliaujam. Visi patraukė paplūdimio link. Paskutinis pėdino Snifas, vilkdamas 6 žaislinius laivelius. Kaip manai? Ar Ondatrai kas nors atsitiko? Sušnibždėjo muminukas snusmumrikui. Tikėsimės, kad nieko, atsakė jam šnibždėsiu snusmumrikas. Bet man vis tiek truputėlį neramu. Ta akimirka visi taip staigiai sustojo, kad Hemuliui meškerė vos neišdūrė akies. Kas čia taip rėkia? Šūktelėjo susijaudinusi muminuko mama. Mišką perskrodė laukinis staugimas. Kažkoks padaras šuoliavo keliu link jų, plyšodamas iš baimės ar iš pasiutimo. Slėpkitės, riktelėjo muminuko tėtis. Pabaisa atlekia. Bet niekas nespėjo pabėgti ir atšniokštavo Ondatrą išplėstomis akimis ir pasišiaušusiais ūsais. Ji mojavo letinomis, o jos nerišlių šūkavimų niekas negalėjo suprasti. Tačiau buvo aišku, jog ji labiau supykusi negu išsigandusi, arba taip supykusi, kad jau nieko nebebijo. Ji nustrapaliojo toliau, trolių mumių slėnio pusėn. Kas nutiko Ondatrai? Suglumusi paklausė mama. Ji visuomet tokia rami ir ori. Šitaip įsižeisti, kad nutrūko hamako virvė, sumurmėjo tėtis, kraipydamas galvą. Man regis, jis supyko, kad pamiršome nunešti valgio, tarė Snifas. Dabar galime patys viską sušveisti. Susirūpinę ir svarstydami tą atsitikimą, visi patraukė toliau paplūdimio link. Tačiau muminukas ir snusmumrikas pirma visų trumpiausių kelių nusėlino į grotą. Į vidų verčiau neikime, tarė snusmumrikas, jeigu tai tenai. Mes užlipsime ant kalno ir žvilgtelsime pro plyšį iš viršaus. Juodu tilutėliai užsiropštė ant kalno ir kaip indėnai nušliaušė prie plyšio. Be galo atsargiai dirstelėjo žemyn į grotą. Ten stovėjo burtininko skrybelė. Tuščia. Apklotas dryksojo numestas viename kampe, knyga kitame. Grotoje negyvos dvasios. Tačiau visas smėlis nusėtas keistais pėdsakais, tarsi kas aplinkui būtų šokęs ir straksėjęs. Šitie pėdsakai ne Ondatros, tarė muminukas. Aš abejoju, ar tie pėdsakai apskritai kieno nors letenų, tarė snusmumrikas. Jie atrodo baisingai keisti. Abu vėl nusirepečkojo nuo kalno išgastingai darydamiesi aplinkui. Tačiau jokios baisenybės nesutiko. Jie niekuomet nesužinojo, kas išgazdino Ondatrą taip siaubingai
jog ji nedrįso apie tai net prasižioti. Tuo tarpu kiti priėjo jūros pakrantę. Visas būrys stovėjo prie pat vandens ir kažką triukšmingai aptarinėjo. Jie surado laivą, sušuko Snusmumrikas. Bėkime arčiau pasižiūrėti. Tai buvo teisybė. Tikras, didelis, būrinis laivas su irklais ir žuvų tinklu, nudažytas balta ir žalia spalva. Kieno jis? Kvapstydamasis paklausė Muminukas pribėgęs. Niekieno, atsakė išdidžiai tėtis. Jį priplakė prie mūsų paplūdimio bangos. Tai jūros dovana. Jam reikėtų vardo, sušuko Freken Snork. Ar lašelis nebūtų baisingai meilu? Lašelis gali būti tu pati, paniekinamai tarė Snorkas. Siūlau jūros erelį. Ne, pavadinimas turėtų būti lotyniškas, sušuko Hemulis. Muminatės maritima. Aš pirmasis jį pamačiau, sukliko Snifas. Aš turėčiau ir vardą jam parinkti. Ar nebūtų smagu, jei duotume jam vardą Snifas? Tokį trumpą ir gerą vardą. Ak, šit kaip, tarė Muminukas. Nesikarščiuokite, vaikai, tarė tėtis. Ramiau, ramiau. Juk aišku, kad vardą renka mama, tai jos iškyla. Muminuko mama paraudo. Ar sugebėsiu, tarė jį kukliai. Vas Snusmumriko tokia laki vaizduoti. Jis tikrai geresnis sugalvos. Na, aš tiesiog nežinau, pasakė pamalonintas Snusmumrikas. Tačiau jeigu jau atvirai, tai aš iš pat pradžių galvojau, kad sėlinantis vilkas būtų nepaprastai stilingas pavadinimas. Ne, sušuko Muminukas, renka mama. Kągi, mano mielieji, tarė Muminuko mama, tik nemanykit, kad aš kvaila ir senamadiška. Man regis laivas turėtų vadintis kaip nors, kad primintų viską, ką mes su juo darysime. Man regis galėtų tikti nuotykis. Puiku, puiku, sušuko Muminukas. Pakrikštysime jį. Mama, ar neturi nieko panašaus į šampano butelį? Mama išrausė visus savo krepšius, ieškodama sulčių butelio. O, kaip gaila, sušuko ji. Aš turbūt pamiršau sultis. Bet aš juk paklausiau, ar viską pasiėmėte, tarė tėtis. Visi labai nuliūdo. Plaukdamas laivu, kuris nėra kaip reikiant pakrikštytas, gali susilaukti nelaimės. Staiga Muminukui šovė į galvą nuostabi mintis. Duokite man puodų, paprašė jis. Muminukas prisėmė tuos puodus jūros vandens ir nunešė juos į grotą su burtilinko skrybelę. Grįžęs padavė pasikeitusi vandenį tėčiui ir tarė. Paragauk. Muminuko tėtis patraukė gurkšnį ir patenkintas pakėlė akis. Kur tu jų gavai, sūnau? Paklausė jis. Paslaptis, atsakė Muminukas. Tada jie pripylė uogienės stiklainį stebuklingojo vandens ir sudaužė į burlaivę forštevenį, o Muminuko mama iškilmingai pareiškė. Šit aš tave krikštiju visiems laikams ir įvardiju, trolių žodis vartojamas per krikštynas, nuotykiu. Visi sušuko valio ir į laivą buvo perduoti krepšiai, apklotai, skėčiai, pagalvės, puodai ir maudymosi kelnaitės. Ir trolių mumių šeima su savo bičiuliais išplaukė į plyną žalią jūrą. Diena buvo nuostabi. Gal ne itin giedra, nes saulę dengė lengvas rūkas. Nuotykis išskleidė baltas bures ir lyg strėlė šovė horizonto link. Bangos plakėsi į šonus, dainavo vėjas, o jūrų troliai ir trolės šoko palei pirmgalį. Snifas tvirtai surišo 6 savo laivelius vieną paskui kitą ir ištisa flotilė plaukė kilio skrodžiamų vandeniu. Muminuko tėtis vairavo, o mama sėdėjo snūduriuodama. Ją retai supdavo šitokią ramybę. Virš jų suko ratus dideli balti paukščiai. Kur plaukiame? Paklausė Snorkas. Plaukiame į salą, paprašė Freken Snork. Niekomet nesu buvusi jokioje saloje. Dar pabūsi, pažadėjo tėtis. Kai tik pamatysime pirmąją salą, tai ir prisišvartuosime. Muminukas sėdėjo pirmagalyje ir žiūrėjo į jūrą. Lyg pakerėtas, stebeilijo žalią bedugnę, kurią skrodė nuotykio pirmagalys, pasidabindamas baltais putų ūsais. Valio, sušuko Muminukas laimingas, mes plaukiame į salą. Toli jūroje stūksojo nuo šali Hatifnatų sala, supama seklumų ir goštančių bangų.
sykį per metus, joje susirinkę hatifnatai vėl išsibelsdavo į nepabaigiamas klajonės aplink žemės rutulį. Jie suplūsdavo čionai iš visų pasaulio šalių, tylūs ir rimti, išblyškusiais bereikšmiais veidais. Kodėl jie vis susitinka kartą per metus, sunku pasakyti, nes hatifnatai kurti ir bežadžiai, niekuomet jų žvilgsnio nepatraukia niekas kitas, tik tas tolimas tikslas, į kurį veržiasi. Šiaip ar taip, gal jie trokšta turėti vietą, kur pasijunta esą namuose ir kur gali truputį atsipūsti ir sutikti pažįstamų. Tas susitikimas visuomet įvyksta birželio mėnesį. Taigi taip susiklostė, kad troliai mumiai ir hatifnatai į tą nuošalę salą atkeliavo maždaug tuo pačiu metu. Laukinė ir viliojanti iškilo toji sala iš jūros, apvainikuota ir šventiškai padabinta baltos bangų mūšos ir žalių medžių. Priekyje žemė, sušuko muminukas. Visi pasirėmė į turėklus ir išvertė akis. Ten smėlio paplūdimys, suriko Freken Snork. Ir puikus uostas, tarė muminuko tėtis ir elegantiškai privairavo laivą prie kranto per seklumas. Nuotykis švelniai įsibedė į smėlį ir muminakas nušokavo ant žemės. Netrukus visi kuo uoliausiai darbavosi ant kranto. Muminuko mama prinešė akmenų ugniakurui, nes norėjo pašildyti blynus. Pririnko malkų ir paklojo ant smėlio staltiesę, kiekvieną jos kampą prislėgusi akmeniu, kad vėjas nenupūstų. Ji išdėliojo visus puodelius ir įkasė sviestinę į šlapę smėlį akmens šešėlyje. Galiausiai staltiesės viduryje pastatė puokštelę lyjų. Gal tau padėti? Paklausė muminukas, kai viskas jau buvo paruošta. Ištirkite salą, atsakė mama, žinodama, kad kaip tik šito jie ir trokšta. Labai svarbu, kur prisišvartuoji. Mums juk gali grėsti pavojus. Žinoma, tarė muminukas. Ir jis su broliu ir seserimi snorkais patraukė iš ilgai pietinio kranto, o snusmumrikas, kuris mėgo apžiūrinėti viską vienas, nužingsniavo palei šiaurinį krantą. Hemulis pasiėmė kastuvėlį, žalią krepšį ir lupą ir žengė tiesiai į mišką. Jis tikėjosi ten rasti nuostabių augalų, kurių dar niekas neaptiko. O muminuko tėtis įsitaisė ant akmens pameškerioti. Saulė palengva keliavo dangumi, tuo tarpu toli virš jūros kaupėsi debesys. Salos viduryje plytėjo žalia proskyna su lygia aikštele centre, apsupta žydinčių krūmų. Čia hatifnatai slapta susirinkdavo kiekvieną vidurvasarį. Maždaug 300 jų jau atvyko, buvo laukiama dar apie 450. Jie tykiai slankiojo aplink po žolę, oriai linkčiodami vieni kitiems. Aikštelės viduryje stūksojo aukšto stulpo nuolauža, o ant jos kabojo didelis barometras. Kiekvieną sykį, eidami pro tą barometrą, hatifnatai žemai jam nusilenkdavo. Tai atrodė gana juokingai. O Hemulis klaidžiojo aplink po mišką, tirštai priaugusi retų žavingų gėlių. Jos nebuvo panašios į trolių slėnio gėles, sodresnių ir tamsesnių spalvų, savotiškos formos. Tačiau Hemulis nematė jų grožio, jis skaičiavo kuokelius ir lapus, murmėdamas panosėje. Tai 290 mano kolekcijos numeris. Galiausiai jis priėjo prie hatifnatų proskynos ir nušlumpsėjo per ją, uoliai šniukštinėdamas žolėje. Hemulis pakėlė akis, tik atsitrenkęs makaulę į hatifnatų stulpą. Tada suglumęs apsidairė. Niekas gyvenime nebuvo matęs tiek daug hatifnatų sykių. Juk knibždėte knibždėjo aplinkui, visi spoksojo į mažytėmis bespalvėmis akimis. Norėčiau žinoti, ar jie pikti, nerimaudamas pamanė Hemulis. Jie maži, bet jų šitaip šlykščiai daug. Jis pasižiūrėjo į didelį blizgantį barometrą iš raudonmedžio. Barometras rodė lietų ir vėją. Keista, pamanė Hemulis, ir prisimerkė nuo plieskiančios saulės. Ir padaužė barometrą, kurio rodiklė per gerą galą nukrypo. Tada hatifnatai nuožmiai sušnarėjo ir per žingsnį priartėjo prie Hemulio. Prašome nesijaudinti, išsigandęs pasakė Hemulis. Aš neimsiu jūsų barometro. Bet hatifnatai jo negirdėjo. Artinosi eilėmis, šnypždami ir mosuodami letinomis. Hemuliui širdis nukrito į kulnis ir jis apsidairė ieškodamas išsigelbėjimo.
Priešai supo jį lyg sieną, vis labiau ir labiau artėdami. O tarp medžių kamienų į priekį grūdosi nauji būriai hatifnatų, tylių ir nejudriais veidais. Eikit šalin, sušuko Hemulis. Štiš, štiš. Tačiau hatifnatai be garso artėjo. Tada Hemulis pasikaišė sijoną ir pradėjo ropštis į stulpą. Stulpas buvo slidus ir bjaurus, tačiau baimė suteikė jam nehemuliškų jėgų. Ir galų gale Hemulis virpėdamas tupėjo viršūnėje įsikibęs barometro. Hatifnatai susigrūdo stulpo papėdėje ir ėmė laukti. Jie uždengė visą proskyną, tarytum baltas kilimas. Ir Hemuliui darėsi bloga vien pagalvojus, kas atsitiktų, jeigu jis nusiristų žemyn. Gelbėkite, suriko jis silpnu balsu. Gelbėkite, gelbėkite. Tačiau miške viešpatavo tyla. Tuomet jis įsikišo 2 pirštus į burną ir sušvilpė. 3 kart trumpai, 3 kartus ilgai, 3 kart trumpai. 3 kartus trumpai, 3 kartus ilgai, 3 kartus trumpai. Sos. Snusmumrikas, žingsniavęs palei šiaurinį salos krantą, išgirdo Hemulio nelaimės signalą. Nustatęs kryptį, jis lyg kulka šovė į pagalbą. Tolimas švilpimas sustiprėjo. Dabar jau visai netoli, pamanė Snusmumrikas ir atsargiai nutykino į priekį. Tarp medžių pasidarė šviesiau. Jis išvydo proskyną, hatifnatus ir Hemulį tvirtai apsikabinusi stulpą. Tokios tokelės, sumurmėjo Snusmumrikas. Paskui sušuko. Ei, aš čia! Kaip tu įsiutinai šitos draugiškus hatifnatus? Aš tik padaužiau jų barometrą, suaimanavo Hemulis. Juo labiau, kad rodiklė buvo nukrypusi. Pabandyk nuvilioti tuos bjaurybės šalin, mielasis Mumrikai. Turiu valandžiukę pagalvoti, atsakė Snusmumrikas. Šito pokalbio hatifnatai negirdėjo, nes jie juk neturi ausų. Po akimirkos Hemulis sušuko. Galvok greičiau, Mumrikai, nes aš slystu žemyn. Klausyk, tarė Snusmumrikas. Ar tu prisimeni, kai kartą sodą buvo užpuolusios lauko pelės? Muminuko tėtis įkasė į žemę daug stulpų ir pritaisė prie jų vėjo malūnėlius. O bėgdamos pro tuos stulpus, pelės pajuto žemės drebėjimą ir įsibaiminusios paspruko. Tavo pasakojimai visada labai įdomus, su kartėliu pasakė Hemulis, bet nesuprantu, ką bendra jie turi su apgailėtina mano būklė. Daug, atsakė Snusmumrikas. Argi nesupranti? Hatifnatai negali nei kalbėti, nei girdėti ir mato nepaprastai blogai, bet jaučia jie puikiai. Pabandyk paklibinti stulpą. Hatifnatai tikrai pajus tos trūkčiojimus per žemę ir išsigas. Tai persmelks juos iki pat kaulų. Pamatysi. Hemulis pabandė pasūpuoti stulpą. Aš nugriūsiu, sušuko jis išsigandęs. Greičiau, greičiau, suriko Snusmumrikas. Ir smarkiau. Hemulis siūbavosi pirmyn ir atgal, ir po akimirkos hatifnatai padais pajuto nemalonų drebulį. Jie ėmė garsiai šnypšti ir neramiai muistytis. Ir staiga visi galvotrūkčiais puolė į šalis, kaip kitados buvo padariusios lauko pelės. Per keletos akimirkų proskyna ištuštėjo. Snusmumrikas pajuto, kaip skuosdami į mišką hatifnatai perbraukė jam per kojas. Ir dabar tos vietos degė it nudilgintos. Hemulis atleido letenas su tikru palengvėjimu ir nusirito žemyn į žolę. O, mano širdis, sudejavo jis, ji vėl atsidūrė savo vietoje. Šito nėra nieko lyginti su visais nemalonumais ir pavojais, kuriuos patiria gyvendamas trolių mumių šeimoje. Gerai, gerai, tarė Snusmumrikas, dar šauniai išsisukai. Kokie šlykštynės, niršo Hemulis, vis dėlto už bausmę aš pasiimsiu jų barometrą. Verčiau neliesk jo, įspėjo Snusmumrikas. Tačiau Hemulis nusikabino didelį blizgantį barometrą ir pergalingai pasikišo į po pažasčio. Dabar eime atgalios, tarė jis. Iš bado man žarna ryja. Kai Snusmumrikas ir Hemulis sugrįžo, visi jau valgė lydeką, kurią muminuko tėtis sumeškeriojo jūroje. Ei, sušuko muminukas, mes apėjome visą salą. Ir anoje pusėje yra baisingų laukinių uolų, kurios leidžiasi tiesiai į jūrą. O mes matėme daugybę hatifnatų, pasakė Snifas, mažiausiai 100. Nekalbėk apie juos, karštai pasakė Hemulis.
Negaliu jų pakęsti. Bet jūs pamatysite mano karo grobį. Ir Hemulis išdidžiai padėjo ant staltiesės vidurio barometrą. O, koks blizgantis ir gražus, sušuko Freken Snork. Ar tai laikrodis? Ne, tai barometras, paaiškino tėtis. Jis rodo, ar oras bus gražus, ar bus audra. Kai kada visai teisingai. Jis spraktelėjo į barometrą ir staiga suraukė kaktą. Bus audra, pasakė jis. Ar didelė? Baimingai paklausė Snifas. Pasižiūrėk pats, tarė muminuko tėtis. Barometro rodiklė nukritusi prie 0, o tai yra pati žemiausia barometro padala. Jei tik šitas prietaisas iš mūsų nesityčioja. Tačiau jau buvo aišku, kad barometras nesityčioja. Ūkas sutirštėjo ir pavirto geltonai pilka migla, o ties horizontu jūra keistai pajuodo. Reikia plaukti namo, tarė Snorkas. Dar ne, paprašė Freken Snork. Tų uolų mes visai neištyrinėjome ir nė kartelio nenusimaudėme. Geriau truputį rūktelkime ir pažiūrėkime, kas bus, pasiūlė muminukas. Būtų nesmagu plaukti namo dabar, kai suradome tokią salą. Jeigu kils audra, vis tiek negalėsime plaukti, partingai pasakė Snorkas. Aš sugalvojau geriausią išeitį, suriko Snifas. Likime čia visam laikui. Patylėkit, vaikai, aš turiu pagalvoti, tarė muminuko tėtis. Jis paėjo prie pat vandens, pauostė orą, pasukiojo galvą į visas puses, raukydamas kaktą. Tolumoje sudundėjo griaustinis. Perkūnija, šūktelėjo Snifas. Oi, kaip baisu. Virš horizonto išaugo grėsminga debesų siena. Ji buvo tamsiai mėlyna ir pirma savęs gynė šviesius debesų kamuoliukus. Kai kada jūros paviršių blankiai nušviesdavo amalas. Mes pasiliekame, nusprendė tėtis. Visą naktį, sušuko Snifas. Turbūt, pasakė muminuko tėtis. O dabar paskubėkite statyti namą, nes netrukus lis. Nuotykį jie užtraukė aukštai ant smėlio ir miško pakraštyje kuo skubiausiai pastatė namą iš burių ir apklotų. Muminuko mama užkaišiojo visus plyšius samanomis, o Snorkas iškasė griovį aplinkui, kad būtų kur nutekėti lietaus vandeniui. Visi lakstė iš laivo į namą ir atgal, gabendami savo daiktus po stogu. Tarp medžių įsisuko vėjelis ir lapai baimingai sušniokštė. Griaustinis dudeno arčiau. Eisiu į kyšulį pasižiūrėti, koks oras, pasakė Snusmumrikas. Jis tvirtai užsismaukė skrybelę ant ausų ir išėjo. Vienišas ir laimingas Snusmumrikas nusigavo iki toliausio kyšulio ir atsistojo, atsirėmęs nugarą į uolą. Jūra buvo pasikeitusi, vanduo pasidaręs tamsiai žalias, bangų keteros pasidabinusios putomis. Seklumos po vandeniu švyščiojo geltona fosforinė šviesa. Iškilmingai griaudėdama, audra traukė iš pietų. Išskleidusi juodas bures virš jūros, ji apdengė daugiau kaip pusę dangaus. Žaibai blykčiojo, lyg pranašaudami nelaimę. Audra atslenka tiesiai į salą, galvojo Snusmumrikas, virpėdamas iš džiaugsmo ir įtempto laukimo. Jis žvelgė stačiai į audrą, artėjančią nuo jūros. Ir staiga Snusmumrikas išvydo mažą juodą raitelį ant juodo žirgo. Jis šmėstelėjo tik akimirką, prieš baltus it kreida audros debesis, raitelio apsiaustas suplasnojo tartum sparnai, jis pakilo aukštyn ir dingo akinamoje žaibų raizgalynėje. Saulė pasislėpė ir lietus, lyg pilka užuolaida, šniokšdamas užgriuvo jūrą. Aš regėjau burtininką, pamanė Snusmumrikas. Tai greičiausiai jis su savo juodąja pantera. Jis tikras, ne vien tik sena saga. Snusmumrikas apsigręžė ir nulėkė atgal per paplūdimį. Vos įsmuko į palapinę ir sunkus lašai ėmė daužyti burių audeklą, besiplaikstantį nuo jūros. Nors vakaras dar buvo toli, pasaulį apgaubė tamsa. Snifas visas susiviniojo į apklotą, nes bijojo audros. Kiti susigūža kiūtojo vienas šalia kito. Palapinėje stipriai kvepėjo hemulio gėlės. Griaudė visai čia pat. Kartkartėmis jų priebėgą nuplieksdavo balta žaibų šviesa. Audra, griaudydama, tempė savo geležinį traukinį aplink dangų, o įsiutusi jūra vertė dideliausias bangas ant vienišos salos.
Garbė Dievui, kad mes ne jūroje, tarė muminuko mama. Vaje, koks oras. Freken Snork, drebėdama įsispraudė savo leteną muminuko į saują ir jis jautėsi labai narsus jos globėjas. Snifas tūnojo po apklotu ir rėkė. Audra, kaip tik virš mūsų, pasakė tėtis. Tuo metu šnypščiantis didžiulis žaibas perskrodė orą virš salos ir jį nulydėjo griausmingas trenksmas. Šitas žaibas ką nors nutrenkė, tarė Snorkas. Buvo tikrai siaubinga. Hemulis sėdėjo susiėmęs galvą letenomis. Šitaip trankosi, be perstojo šitaip trankosi, niurinėjo jis. Audra tolinosi pietų pusėn. Vis silpniau ir silpniau griaudė, žaibų mažėjo. Galiausiai tik lietus šniokštė ir jūra daužėsi į krantus. Dar nepasakosiu apie burtininką, mąstė Snusmumrikas. Jie ir taip išsigandė. Išlysk, Snifai, audra praėjo. Snifas markstydamasis išsikapstė iš po apklotų. Jis truputį gėdijosi, kad rėkė taip išsigandęs. Taigi žiovavo ir kasėsi už ausies. Kelinta valanda, paklausė jis. Netrukus 8, atsakė Snorkas. Man rodos, metas gultis, tarė muminuko mama. Šitiek prisijaudinome. Bet ar nebūtų įdomu patyrinėti, kur trenkė žaibas, pasakė muminukas. Rytoj, tarė jo mama. Rytoj mes viską ištyrinėsime ir pasimaudysime jūroje. O dabar sala šlapia, pilka ir nejauki. Ir jie apkamšė visus antklodėmis ir užmigo, pasikišusi savo krepšį po pagalvę. Lauke ūžavo audra. Keisti garsai įsimaišė į bangų šniokštimą. Balsai ir kojų tapsėjimas, kvatojimasis ir didelių laikrodžių dūžiai kažkur jūroje. Snusmumrikas tyliai gulėjo klausydamasis, svajojo ir prisiminė savo kelionės aplink žemę. Greitai turėsiu vėl iškeliauti, galvojo jis, bet dar ne dabar. 4 skyrius, kuriame Freken Snork nuplinka per naktinį Hatifnatų antpuolį ir kuriame pasakojama apie nepaprastus radinius negyvenamoje saloje. Vidurnaktį Freken Snork pabudo iš siaubo. Kažkas prisilietė jai prie veido. Pasižiūrėti jį neišdryso, bet neramiai patraukė nosimi. Atsidavė degėsiais. Freken Snork apsiklojo galvą ir pusbalsiu pašaukė. Muminuk! Muminuk! Muminukas iš karto pabudo. Kas yra? Paklausė jis. Mums gresia pavojus, sušnibždėjo Freken Snork iš po apkloto. Jaučiu, kad čia tūno kažkoks pavojus. Muminukas įsistebeilijo į tamsą. Šalimais kažkas buvo, klaidžiojant jos švieselės. Vos šviečiantys vaiduokliai slankiojo tarp miegančiųjų. Muminukas pažadino Snusmumriką. Žiūrėk, sukuždėjo jis įsigandęs. Vaiduokliai. Ne, atsakė Snusmumrikas, tai Hatifnatai. Perkūnija juos įelektrino, todėl jie ir švyti. Kiūtok kaip pelė po šluotą, antraip tave nutrenks elektra. Hatifnatai regis kažko ieškojo. Jie rausėsi po pintines ir degėsių kvapas stiprėjo. Staiga visi susigrūdo į kampą, kuriame miegojo Hemulis. Kaip manai, ko jie iš jo nori? Nerimaudamas paklausė muminukas. Tik barometro, pasakė Snusmumrikas. Juk įspėjau jį, kad nesineštų. O dabar Hatifnatai surado barometrą. Bendromis jėgomis Hatifnatai tempė barometrą laukan. Jie užsiropštė ant Hemulio, norėdami geriau įsikipti į barometrą, ir dabar jau ne tik atsidavė degėsiais, o nutyso ilga jų juosta. Snifas pabudo ir pradėjo zirsti. Ta valandėlę palapinę perskrodė staugimas. Vienas Hatifnatas užmynė Hemuliui ant nosies. Tuomet visi pašoko iš miegų. Kilo neaprašoma maišalynė. Baimingi klausimai susiliejo su skausmo riksmais, kai kas nors užmindavo Hatifnatą ir nusidegindavo, arba pajusdavo elektros smūgį. Hemulis lakstė kaip pašėlęs iš baimės, įsipainiojo į burę ir palapinė sugriuvo. Didesnio siaubo neįsivaizduoti neįmanoma. Snifas paskui tvirtino, kad mažiausiai valandą jie kapanojasi iš paburių. Galimas daiktas jis truputį perdėjo. Tačiau, kai jie pagaliau išsilaisvino, Hatifnatai buvo dingę miške su barometru. Ir niekas netrupučio nenorėjo jų vytis.
Garsiai aimanodamas, Hemulis įkišo savo nosį į šlapę smėlį. Šito tai jau per daug, verkšleno jis. Kodėl vargšas nekaltas gamtininkas negali gyventi taikiai ir ramiai? Gyvenimas apskritai nėra nei taikus, nei ramus, iškilmingai pareiškęs Nusmumrikas. Lietus liovėsi, pasakė muminuko tėtis. Žiūrėkit, vaikai, dangus išsigiedrijo, netrukus ims aušti. Muminuko mama stovėjo ir drebėjo nuo šalčio, tvirtai suspaudusi savo krepšį. Ji apžvelgė audringą jūrą. Vėl statysime namą ir bandysime užmigti, paklausė ji. Neverta, tarė muminukas. Susisupsime į apklotus ir palūkėsime saulėtekio. Taigi visi susėdo vorele ant smėlio, prisiglaudę vienas prie kito. Snifas įsiprašė į vidurį, nes ten, jo manymu, buvo saugiausia. Neįsivaizduojate, kaip aš išsigandau, kai kažkas tamsoje prisilietė man prie veido, tarė Freken Snork. Baisiau negu perkūnija. Jie sėdėjo, žvelgdami į šviesėjantį dangų virš jūros. Audra nurimo, bet bangos šniokšdamos dar ritosi ant kranto. Rytuose ėmė brėkšti, labai atšalo. Ir tada, ryto sambrėškose, jie išvydo hatifnatus, keliaujančius iš salos. Laivelis po laivelio, kaip šešėliai, suko aplink kyšulį ir plaukė į atvirą jūrą. Puiku, pasakė Hemulis, tikiuosi, jog niekuomet nepamatysiu nei vieno hatifnato. Greičiausiai jie susiieškos kitą salą, tarė Nusmumrikas. Paslaptingą, niekieno nesurastą salą. Ir ilgesingų žvilgsniu nulydėjo lengvus mažųjų keliauninkų po pasaulį laivelius. Freken Snork miegojo, pasidėjusi galvą muminuką ant kelių. Ties horizontų rytuose jau nusidriekė pirmieji saulės spinduliai. Keletas debesų, pamirštų audros, staiga praplyšo lyg rožės pumpurai ir saulė iškišo savo liepsnojančią galvą iš jūros. Muminukas pasilenkė žadinti Freken Snork ir tada pastebėjo baisę nelaimę. Gražieji jos plaukai buvo nudegę. Tai atsitiko greičiausiai tada, kai ją užkliudė hatifnatas. Ką jis pasakys? Kaip nuramins ir paguos ją? Kokia katastrofa? Freken Snork atmerkė akis ir šyptelėjo. Žinai ką? Skubiai pratarė muminukas. Man nutiko keistas dalykas. Vis labiau ėmė patikti tos mergaitės, kurios neturi plaukų. Šit kaip, nusistebėjo Freken Snork. Kodėl? Tos su plaukais atrodo tokios apsivėlusios, tarė muminukas. Freken Snork tuoj kilstelėjo letinas, norėdamas susišukuoti. Tačiau vaje, ji apčiuopė tik menką apdegusių plaukų kuokštelį. Su didžia baime ji įsispitrijo į tą kuokštelį. Tu nuplikai, pasakė Snifas. Bet tau labai tinka, pagodėjo muminukas. O ne, neverk. Bet Freken Snork krito ant smėlio ir graudžiai įsiraudojo, nes neteko didžiausios savo puošmenos. Visi apspito ją, bandydami pralinksminti. Veltui. Pažiūrėkite mane. Aš gimiau plikas, pasakė Hemulis. Ir iš tikrųjų, puikiai jaučiuosi ir toks. Ištepsime tau galvą aliejumi ir plaukai vėl ataugs, tarė muminuko tėtis. Ir dar garbanoti, tarė muminuko mama. Ar tai teisybė? Gaikščiojo Freken Snork. Ir dar kokia, patvirtino mama. Taip, įsivaizduok, kokia miela tu būsi su garbanomis. Freken Snork liovėsi verkti ir atsisėdo. Žiūrėkite saulę, tarės Nusmumrikas. Ką tik išsimaudžiusi, nuostabi saulė kilo iš jūros. Visa sala žvilgėjo ir švytėjo po lietaus. Aš pagrosiu jums ryto dainelę, pasakęs Nusmumrikas ir išsiėmė lūpinę armonikėlę. Ir visi smagiai užplėšė. Nakčiai galas, pusdiena, hatifnatų nebėra. Linksminkitės nuoširdžiai, Freken Snork išauks plaukai. Ehehe! Bėgte maudytis, sušuko muminukas. Visi apsimovė maudymosi kelnaitės ir puolė į bangų mūšą. Be Hemulio ir muminuko tėčio su mama, kuriems atrodė dar per šalta. Žalios kaip stiklas ir baltos bangos ritosi per smėlį. Ak, kaip smagu būti žvaliu muminuku ir šokinėti stiklo žalumo bangose, kai teka saulė. Naktis buvo pamiršta, jų laukė nauja ilga birželio diena. Lyg jūrų kiaulytės nardė tiesiai per bangas, plaukė per jų 4 kranto link, kur sekliame vandenyje žaidė Snifas.
Snusmumrikas aukštielnikas nuplaukė toliau ir žvelgė į žydrą giedrą dangų. Tuo tarpu muminuko mama ant akmeninio ugniakuro išvirė kavos ir ėmė ieškoti sviestinės, kurią buvo paslėpusi nuo saulės pakrantės vandenyje. Tačiau veltui, audra ją nusinešė. Kokie sumuštiniai be sviesto, skundėsi mama. Reikia pasižiūrėti, ar audra nedavė mums ko nors kito vietoj sviesto, tarė muminuko tėtis. Pagėrę kavos, trauksime apžiūrėti pakrančių ir patyrinėti, ką jūra išmetė. Taip jie ir padarė. Kitoje salos pusėje iš jūros kyšojo nusvidinta iki blizgesio pirmovinių uolų nugarą. Tarp tų uolų galėjai aptikti kriauklytėmis nusėtų smėlio aikštelių, kuriuose slapta linksminasi jūros undinės, arba juodų slėpiningų tarpeklių, tarp kurių griaudėjo bangų mūša, tartum kas būtų daužęs geležinės duris. Kartais tarp uolų atsiverdavo nedidelė grota. Kartais uolos prasmegdavo skradžiai, o žemai apačioje tarsi geldoje šniokštė sūkuriavo vanduo. Kiekvienas savarankiškai patraukė ieškoti audros išmestų pakrantėn turtų arba kokio sudužusio laivo nuolaužų. Nieko įdomesnio negalėjo būti, nes tuos nuostabius daiktus reikia ne tik rasti, bet dažnai dar ištraukti iš jūros. Muminuko mama nusileido žemyn į smėlio aikštelę už milžiniškos uolos. Smėlyje augo kupsteliai žydrų čežančių jūros gvazdikų. Plonus laukinių avižų stiebelius švilpino įsisukęs vėjas. Mama atsigulė užuovijoje. Iš čia ji regėjo tik žydrą dangų ir gvazdikus, kurie lingavo jai virš galvos. Pailsėsiu menką valandėlę, pamanė ji, bet netrukus jau kietai miegojo ant šilto smėlio. O Snorkas užkopė į patį aukščiausią kalną ir apsidairė. Jis matė nuo vieno salos krašto ligi kito, ir sala atrodė lyg puokštė gėlių, plaukianti per neramią jūrą. Išvydo Snifą, judantį taškelį, ieškantį sudužusio laivo turtų. Toliau šmėkščiojo Snusmumriko skrybėlė. Ten Hemulis kasė retą orchidėją, o tenai, be abejonės, tenai spirta žaibo. Didžiulį uolos luitą, didesnį nei 10 trolių mumio namelių, žaibas perskėlė tartum obuolį ir abidvi pusės pasidavė į šalis, atverdamos gilų tarpeklį. Snoras baimindamasis įsiropštė į plyšį ir apžiūrėjo tamsias uolos sienas. Tai čia trenkė žaibas. Lyg nubraižytas anglimi, juodavo žaibo zigzagas apnuogintame akmenyno viduje. Bet šalia jo vingiavo kitokia juostelė, šviesi ir žibanti. Tai buvo aukso gysla, ne kas kitas, tik auksas. Snorkas pakrapštė toje gysloje peiliuku. Aukso kruopelė atplyšo ir nukrito jam į leteną. Jis ėmė lupti vieną trupinėlį po kito. Net sukaitęs iš uolumo skėlė vis didesnius ir didesnius gabalėlius. Ir netrukus Snorkas pamiršo viską, išskyrus spindintį auksą, kurį atidengė žaibas. Jis nebebuvo pakrančių turtų ieškotojas, jis buvo auksakasys. Tuo laiku Snifas rado labai kuklų daiktą, bet radinys pataisė jam nuotaiką. Jis aptiko kamštinę juostą, kiek apipūdytą jūros vandens, bet puikiai jam tinkančią. Dabar aš galėsiu bristi net į gelmę, pamanė Snifas. Tikrai išmoksiu plaukti, taip pat gerai kaip ir kiti. Tai nustebs muminukas. Kiek tolėliau, tarp tinklų plūdurų ir dumblių, jis aptiko plaušinę, beveik sveiką samtį ir seną batą be kulno. Kokių brangenybių jis prigraibstė iš jūros. Tolumoje Snifas pamatė muminuką, kuris stovėjo vandenyje ir kažką sunkiai tempė. Kažkokį didelį daiktą. Gaila, ne aš pirmas jį pastebėjau, pamanė Snifas. Kas ten po galais galėtų būti? Muminukas jau išgelbėjo savo radinį ir rideno per smėlį. Snifas vis tiesė ir tiesė kaklą. Pagaliau suprato. Tai gelbėjimo ratas. Didelis ryškiaspalvis ratas. Ehehe, sušuko muminukas. Ką tu dabar pasakysi? Radinys nepaprastas, tarė Snifas kritiškai pakreipęs galvą. Na, o ką tu manai apie va šituos daikčiukus? Ir jis išrekiavo ant smėlio savo radinius. Kamštinė juosta geras daiktas, pasakė muminukas. Tačiau, ką veikti su pusė samčio? Jis pravers, jei skubėsi semti, tarė Snifas. Klausyk, o jeigu pamainytume plaušinę, samtį ir batą va į šitą seną gelbėjimo ratą?
Tik per mano lavoną, atkirto muminukas. Bet gal aš keiščiau kamštinę juostą štai šitą paslaptingą talismaną atplaukusi iš tolimos šalies. Ir muminukas išsiėmė keistą tuščią vidurį stiklinį rutulį ir pakratė jį. Rutulio viduje pakilo ir ėmė sūkuriuoti daugybę snaigių, kurios paskui nurimo, nusileidusios ant namelio su langais iš sidabrinio popieriaus. O, te pasakė Snifas. Ir stipri kova užvirėjo širdyje, pernelyg mylinčioje turtus. Žiūrėk, tarė muminukas. Ir vėl supurtė sniegą. Aš nežinau, sušuko Snifas nusiminęs. Aš iš tikrųjų nežinau, ko labiau trokštų. Gelbėjimo juostos ar žiemos talismano. Širdis pusiau plyšta. Tikriausiai pasaulyje toks sniego talismanas vienintelis, pasakė muminukas. Bet aš negaliu perleisti tau plaukiojimo juostos, sudėjavo Snifas. Mielasis muminuk, ar mudu negalėtume pasidalinti šitos sniego pūgelės? Numykė muminukas. Gera būtų ją kada palaikyti letenose, prašė Snifas. Bent jau sekmadieniais. Muminukas truputį pagalvojo. Paskui pasakė. Gerai, gausi ją sekmadieniais ir trečiadieniais. Toli nukeliavo Snusmumrikas. Jis ėjo taip arti putojančių bangų, kiek tik įmanė. Ir kai jos puldavo jo batus, atšokdavo ir juokdavosi. Tas jas kaip reikiant erzino. Truputėlį tolėliau nuo kyšulio, Snusmumrikas sutiko muminuko tėtį, kuris rankiojo rastigalius ir lentas. Argi ne puiku, sušvokštė muminuko tėtis. Iš jų aš pastatysiu prieplauką nuotykiui. Gal padėti graibytę, paklausė Snusmumrikas. Ne, ką tu, išsigando muminuko tėtis. Pats susidorosiu. Susiieškok ką nors pats ir graibyk. Buvo daug daiktų, kurios galėjo išgelbėti iš jūros, bet Snusmumriko jie neviliojo. Nei statinaitės, nei pusė kėdės, pintinė be dugno ar lyginimo lenta. Sunkus, neįdomus daiktai. Snusmumrikas susikišo letinas į kišenes ir ėmė švilpauti. Jis saugodavosi bangų arba vydavosi jas erzindamas, o kai bangos norėdavo jį sučiupti, vėl atšokdavo. Palei visą atkampaus smėlėto kranto ilgį. O prie kyšulio Frekensnork laipiojo po uolas. Nusvilusią galvą, prisidengusi jūros lelikų vainiku, jį ieškojo radinio, kuris visus nustebintų ir sukeltų pavydą. O kai visi atsistebėtų iki soties, ji padovanotų radinį muminukui. Suprantama, jeigu tai nebūtų koks papuošalas. Buvo sunku laipioti tarp akmenų ir visą laiką prilaikyti vainiką, kad vėjas nenupūstų. Vis dėlto bangos jau buvo sumažėjusios. Piktai šnypščianti jūra pakeitė savo žalias spalvas į žydras ir bangos nešė putotas keteras daugiau lyg papuošalą negu įniršio ženklą. Frekensnork nusigavo į siaurą žvyringo upelio vagą, kuri tiesėsi palei vandenį. Bet ten nebuvo nieko, tik truputis dumblių ir nendrių, be to keliantas lentgalių. Nusiminusi patraukė kyšulio link. Liūdna, kad kiti visuomet daug daugiau nuveikė negu aš, svarstė Frekensnork. Jau šokant ledo lyčių, užtvenkia upelius ir sugauna skruzdžių liūtą. Aš taip pat norėčiau padaryti ką nors negirdėtą. Vienut viena, kad muminukas susižavėtų. Atsidususi apžvelgė tuščią pakrantę. Ir staiga sustojo, o širdis ėmė daužytis krūtinėje. Palei kyšulį. O ne, pernelyg kraupu. Kažkas gulėjo bangų trankomas į pakrantės akmenis, o galva buvo panirusi po vandeniu. Kažkas baisingai didelis, 10 kartų didesnis už mažytę Frekensnork. Tuo jau pat lekiu pas kitus, pamanė ji, bet nebėgo. Tik tu nebijok, padrąsino save Frekensnork. Pasižiūrėk, kas tai? Ir virpėdama prisertino prie papaisos. Ten gulėjo didžiulė moteris. Didžiulė moteris be kojų. Siaubas! Frekensnork nedrąsiai žengtelėjo artyn ir sustojo galutinai priblokšta. Didžiulė medinė moteris. Ir nuostabiai graži. Pro skaidrų vandenį švytėjo jos ramus, šypsas veidas su raudonais skruostais ir lūpomis, o apvalios žydros akys plačiai atmerktos. Ir plaukai žydri, ilgos dažytos garbanos raitėsi ant pečių. Tai karalienė, pagarbiai pamanė Frekensnork. Gražiosios damos rankos gulėjo sukryžiuotos ant krūtinės, kur žvilgėjo auksinės gėlės
ir grandinėlės, o nuo laibo liemens krito minkštos raudono apdaro klostės. Ir viskas išdažyto medžio. Tik keista, kad ji neturėjo nugaros. Tai net pernelyg prašmatni dovana muminukui, svarstė Freken Snork. Bet jis ją vis dėlto gaus. Vakarop Freken Snork išdidžiai atsiyrė į įlanką, apsižergusi medinės karalienės pilvą. Kur tu radai tą valtį? Paklausė Snorkas. Oho, tu sugebėjai atplukdyti visai viena, nusistebėjo muminukas. Tai laivo Forštevenio papuošalas, pasakė muminuko tėtis, kuris jaunystėje plaukiojo jūromis. Jūrininkai paprastai puošia laivo Forštevenį dailiomis medinėmis karalienėmis. Kodėl? Paklausė Snifas. Kad būtų gražu, atsakė tėtis. Bet kodėl ji be nugaros? Paklausė Hemulis. Todėl, kad ji būna prikalta prie Forštevenio, tarė Snorkas. Tai suvokia ir ką tik išsiritęs viščiukas. Ji per didelė nuotykiui, tarė Snusmumrikas. Kaip gaila. O kokia gražuolė, atsiduso muminuko mama. Šitokia graži, o koks jai džiaugsmas iš to grožio. Ką tu su ja veiksi, paklausė Snifas. Freken Snork nunarino akis ir šyptelėjo. Paskui pratarė. Manau padovanoti ją muminukui. Muminukui užkando žadą. Visas iškaitęs, jis priėjo prie jos ir nusilenkė. Freken Snork sumišusi tūptelėjo ir viskas atrodė taip, lyg muminukas būtų kvietęs ją šokiui. Sesut, tarė Snorkas, tu nematai, ką aš suradau? Ir jis išdidžiai parodė į didelę žvilgančią aukso krūvą, krūpsančią ant smėlio. Freken Snork nustebusi pažiūrėjo. Tikras auksas? Sunkiai iškvėpė ji. Jo yra daug, daugiau, nusijuokė Snorkas. Visas aukso kalnas. Ir aš surinksiu viską, kas nubirės iš to plyšio, ir tas auksas bus mano, tarė Snifas. O kaip visi žavėjosi tais radiniais. Troliai mumiai staiga praturtėjo, bet vertingiausia vis dėlto buvo gražioji karalienė ir mažytė sniego pūga stiklinėme rutulyje. Sunkiai pakrautas burlaivis galiausiai nuplaukė nuo negyvenamos salos į dar neramę audros jūrą. Jis traukė iš rąstų ir lentų sukaltą plaustą, kurio krovinį sudarė auksas ir žiemos talismanas, didžiulis ryškiaspalvis gelbėjimosi ratas, batas be kulno, pusė samčio, kamštinė juosta ir plaušinė, o pirmagalyje gulėjo karalienė, žvelgdama virš jūros. Šalia jos sėdėjo muminukas, uždėjęs leteną ant gražių mėlynų jos garbanų. Jis buvo be galo laimingas. Freken Snork kada nekada dirsteldavo į jį. Ak, kad būčiau tokia graži kaip toji medinė karalienė, mąstė ji. O aš net nebeturiu plaukų. Ji jau nebebuvo linksma. Na, ji buvo kone liūdna. Ar tu myli medinę karalienę, paklausė ji. Labai, atsakė muminukas, net nepakeldamas akių. Bet tu ką tik sakei, kad tau nepatinka mergaitė su plaukais, tarė Freken Snork. Be to, ji tik išdažyta. Bet kaip gražiai, tarė muminukas. Freken Snork paniuro. Ji žiūrėjo jūrą tramdydama raudą ir po truputėlį pilkėjo. Šita medinė karalienė atrodo kvaiša, piktai išdrožė ji. Tada muminukas pakėlė akis. Kodėl tu pilka? Paklausė jis nustebęs. Šiaip sau, atkirto Freken Snork. Muminukas pasitraukė iš pirmagalio ir atsisėdo šalia jos. Žinai ką, tarė jis po valandėlės, medinė karalienė iš tikrųjų atrodo baisi kvaiša. Taip, argi netiesa, sutiko Freken Snork ir vėl paraudonijo. Saulė palengva leidosi ir ilgi žvilgantis ribuliai pageltonavo kaip auksas. Viskas pageltonavo kaip auksas, burės, laivas ir jo keleiviai. Ar prisimeni, kaip mes pamatėme auksinę peteliškę, paklausė muminukas. Freken Snork linktelėjo, pavargusi ir laiminga. Toli stūksojo negyvenama sala, liepsnodama nuo saulėlydžio. Man įdomu, ką jūs ketinate veikti su Snorko auksu, paklausė Snusmumrikas. Papuošėme juo gėlių lysves, tarė muminuko mama. Žinoma, tik su didesniais gabalais, nes mažieji atrodo kaip šiukšlės. Paskui visi tylėjo, sėdėjo ir žiūrėjo, kaip saulė paniro į jūrą ir spalvas išblėso iki mėlynos ir violetinės, o tuo tarpu nuotykis tyliai supuodamasis plaukė naujų namų link.